Pūkinės antklodės, vasarinės ir žieminės, bei ko jos skiriasi. Mano rankose yra vieno ir paskui parodysiu antro kliento užsakymai. Taigi štai čia yra pūkinė antklodė, kuri yra sudaryta iš 90% žąsų pūkų ir 10% plunksnų. Taigi yra tokia minkštutė, purutė ir jinai yra vasarinė. Ką reiškia vasarinė? Vasarinė tai reiškia, kad jinai yra plona. Jūs pasižiūrėkite, kokio plonumo antklodytė. Puri, švelnutė, tačiau ir plonytė. Taigi, jinai tinka ne tik vasarą, bet jinai tinka ir žiemą. Jeigu jūs turite galimybę reguliuotis namuose savo temperatūrą ir pas jūs namuose yra tikrai šilta, tai vasarinė pūkinė antklodė gali jums tikti netgi žiemą, jeigu jums yra tikrai vėsu ir nešalta, ar ne, ir šilta. Antras variantas tai būtų analogiška pūkinė pagalvė. Ta pati sudėtis 90% žąsų pūkų, 10% plunksnų, viršutinis audinys medvilnės, tačiau jinai yra dvigubai storesnė. Mano rankose buvo lygiai tas pats išmatavimas, lygiai tie patys dydžiai, tik užpildas yra dvigubai storesnis. Tai jeigu namuose jūsų yra vėsoka, va čionais galit visą laiką pasižiūrėti ir sudėti. Jeigu jūsų namuose yra vėsoka ir jums yra šalta, o kas yra dažniausiai taip ir būna žiema, nes dabar būtent žiemos metas ir yra, tai pūkinė antklodė yra vienas tobuliausių variantų jums, kad nebūtų šalta, kad būtų malonu miegoti. Tai yra natūralus užpildas, taigi nakties metu tikrai neprakaituosit. Aš tikrai labai rekomenduoju išbandyti pūkinės antklodės, kurios yra jau ne vienus metus, daug metų, pats topas žieminė. Žiemos metu šios antklodės yra pačios mylimiausias, pačios perkamiausios jau daug metų. Ir aišku, kodėl, nes jos yra nuostabios.